Lapkričio viduryje Kelmės Kulverstuko lopšelėje darželėje lankėsi įstaigos vykdomo projekto Europiečiams nėra kliūčių partneriai iš Turkijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos ir Lenkijos. Tai 31 dalyvis, iš jų 25 pedagogai ir 6 mokiniai. Kelmės Kulverstuko lopšelis darželis 2014-2016 metais įgyvendina 2 ES finansuojamus Erasmus Plus programos projektus ir vienas iš jų, kuris vyksta šiuo metu darželyje, tai yra Europiečiams nėra kliūčių. Šis projektas yra orientuotas į ikimokyklinio amžiaus vaikus ir ikimokyklinio amžiaus vaikus turinčius negalią, kadangi mūsų įstaigoje veikia socialinio darbo padalinys, kuriam yra suteikta licenzija veiklai vykdyti. Tikslas projekto yra neįgalių ugdytinių gebėjimų ugdymas ir integracija į bendras veiklas su visais darželio ugdytiniais ir teigiamo požiūrio į neįgalius asmenis formavimas sveikiems vaikams. Vizito Lietuvoje metu mūsų partneriai, tai yra turkai, italai, ispanai, portugalai ir lenkai, lankysis ugdymo įstaigos vedamose užsiėmimuose, veiklose, o taip pat aplankys vijurkų globos namus, Kelmės specialiąją mokyklą, kadangi ten taip pat yra ugdomi vaikai su negale, taip pat aplankys Liolių senelių namų dienos centrą. Tai ne vienintelis projektas, iš tikrųjų mes esame vienintelis lopšelis darželis Lietuvoje, kuris šiuo metu įgyvendina 3 finansuojamus projektus, tai yra Šiaurės šalių projektą Mikė Pūkuotukas Šimtamylėje girioje, kitas Erasmus Plus programos projektas Europiečiams nėra kliūčių, apie vaiko teisės, tai yra irgi labai svarbus projektas. Ir baigėme įgyvendinti projektą 21 amžiaus darželis, kur Čekų kalbų institutas Hello buvo pasirinkęs mus kaip mentorius ir čia mokėsi 8 ikimokyklinio įstaigų vadovės. Taipogi 2012 metais mes gavome iš švietimo mainų paramos fondo apdovanojimą, švietimo kokybės statulėlę. Vadinasi, tai, ką mes darome, tai yra gerai. Projektai užveda žmonės, kaip aš sakau, užnorina dirbti daugiau kūrybingai, pateikti kažką įdomesnio, kad ta diena darželyje tikrai būtų neeilinė, kad darželis tikrai būtų tas 21 amžiaus darželis, į kurį atvažiuoja mokytis ir partneriai iš kitų šalių ir mes tuo labai džiaugiamės. Vizito Lietuvoje metu projekto partneriams parengta turtinga edukacinė ir kultūrinė pažintinė programa, kuri ne tik praplės jų profesinės kompetencijas, bet ir suteiks daugiau žinių apie mūsų šalį, kultūrą ir papročius.